esu po darbo dienos pavargusi, norėčiau eiti namo, bet manau, kad negaliu pasidalinti, tokia įžvalga, nes šiandien turėjau pacientę, kuriai buvo išrautas dantis dėl to, kad jis turėjo uždegimą ir buvo rekomenduota palaukti ir tik tuomet atlikti implantaciją. Bet dėl to negaliu nepasisakyti, nes manau, iš nežinomumo tiesiog padaroma tokia klaida, kai vėliau pacientui viskas užtrunka žymiai ilgiau, nes drąsiai galiu teikti, kad tai yra mitas, kad labai retais atvejais galima iš karto sukti implantą. Galiu pasakyti, kad tai yra visiškai priešingai. Didžioji dalis atvejų netgi ne tai, kad gerai būtų ar galima būtų traukti dantį ir iškart įsriegti implantą, o daugumą atvejų netgi būtina. Ir yra tik labai mažas tas procentas, kai visgi reiktų laukti. Dabar kodėl sakau, kad atlikti iškart implantaciją yra žymiai geriau, net kai yra ir uždegimas, ir pūlinys, negu ištraukti ir laukti, dėl to, kad ištraukus dantį, netgi kai yra pūlinys, galima atlikti implantaciją viską vieno vizito metu ir galima to pačio vizito metu ir kaulą priauginti, ir dantenas priauginti, ir net laikiną vainikėlį pacientui padaryti. Ir viskas yra vieno vizito metu, vieni vaistai nuo skausmo, vienos procedūros, vienas gydymo periodas ir jau po 4-6 mėnesių galima ar ne protezuoti nuolatiniu dantuku. Bet kai yra ištraukiamas dantis, tai kas vyksta? Tiesiog sugriūna visi audiniai. Ta prasme, kaulas, jeigu jo nėra, tai jis tiesiog ir sutirpsta, audiniai sugriūna ir vėliau atauginti kaulą, priauginti dantenas, labai viskas išsitęsia laike, tai tiesiog reikia laukti, kol sugyja audiniai. 2-3 mėnesiai, vėliau laukti kaulo dantenų, kol priauga, tada jau vėl formuoti dantenas reikia. Tai vietoj to, kad galima būtų viską padaryti per vieną vizitą, viskas užtrunka minimum metus laiko. Tai pacientui ir daugiau procedūrų, ir vizitų, ir brangiau kainuoja, tai vienareikšmiškai. Jeigu esat pacientas arba gydytojas ir abejojate, ar galima iškart atlikti immediate implantaciją ar ne, tai tiesiog galite kreiptis į mane. Ir, pasakysiu, ar esate tas vienas atvejis iš 100, kur geriau visgi būtų laukti.